Sausio 24 dieną, ketvirtadienį, bibliografijos informacijos skyriuje buvo pilna žmonių neabejingų kraštotyrininkės Mikelio prizo laureatės Irenos Rudzinskienės darbams. 80 metų jubiliejaus proga Šiauliams įdovanojo savo fotografijų parodą Kelias. Dar prieš parodos atidarymą kraštotyrininkė surado laiko ir žurnalistams, ir į renginį atėjusiems svečiams. Pats renginys prasidėjo nuo bibliotekos vedėjos Rimos Giržadienės kalbos apie garbingą jubiliatę, jos viso gyvenimo darbą kraštotyrą. Tėkmė. Tirpstančio sniego lašai barbenai ir barbenai palangė. Tamsėja nuo drėgmės, traukėsi pliūkšta tas švelnus purumas, šlepsi pažliugusiomis gatvėmis žingsniai greta bėgančių sau tarpus išsigriaužusių srovių. Kiekvienam savo tėkmė. Nubalinam tarsi medžius tą subirėjusi laikotarpį, o netikėkite, nudžius ir pamatysime, kaip kopėme. Istorijai ieškokime, kad nepaliktume baltų dėmių. Irena Rudzinskienė miniatiūros. Irena Rudzinskienė garbės kraštotyrininkė, Mikelio prizininkė, daugelį respublikinių parodų laureatė, diplomais ir pagyrimo raštais pažymėti jos kraštotyros darbai, kaip darbščiausios kraštotyrininkės. Skaičiau jos kelrodžiai kraštotyrą, tai reiklumas visuomeniniam darbui, gili pagarba žmogui, jo talentui, pomėgiui, jaustis reikalingų, ištvermingumas, smalsumas, gebėjimų ugdymas, patirties perėmimas, bendravimas, pažintis. Ponia Irena yra surengusi virš 10 personalinių parodų, parengusi virš 500 kraštotyros darbų, tai genealogijos medžiai, šeimų, kaimų, kolektyvų, įmonių, įstaigų, įvykių istorijos, užrašyti prisiminimai, pasakotojų, prisiminimai iš ekspedicijų, metraščiai, kronikos, katalogai, kilmės kartotekos, nuotraukos. Taigi ištvermingumas, gebėjimų ugdymas, pridurčiau ir meninis Irenos pajautimas davė ir šiandieninę parodą. Kraštotyrininkė Mikelio prizo laureatė Irena Rudzinskienė savo kalbą pradėjo chronologiškai, nuo pirmojo darbo Elnio gamykloje. Kaip prisipažino susirinkusiems, Elnyje reikėjo žmonių mokančių rašyti. Tenai tik tai karo metu, 44-aisiais, mama našlė ištekėjusi, turėjo kraustytis į Panevėžį, kaip geležinkelietis buvo mano antrasis tėtis, o mes buvom 3 vaikai našlaičiai ir važiavome kartu. Ten mano jaunystės miestas, ten mano 7 metai ir sukakus 18 metų, netgi nebaigus vidurinės, aš išėjau, egzaminus jau laikiau ne tėvų, ne mamos namuose, išėjau iš to gyvenimo į savarankišką kelią. Bet teko pradėti dirbti srity ir sričiai likviduojantis reikėjo ieškoti darbo. O kas buvo Šiauliuose? Elnias, stumbras ir besikuriantys dviračiai. Aš atėjau į tokį cechą, buvau įforminta darbininkų etate, kur viršininkas nemokėjo nei vienos raidės skaityti, nei vienos rašyti. Meistras mokėjo rusišką pravdą spausdintom raidėm skaityti. 60-metis viršininkas, bet tai buvo šitokie talentai, atminties, išminties ir patirties, kad aš įgavau labai didelę patirtį. O ką aš srity dirbdama pramokau, prekių žinovų dirbau, paskiau man ekonomistų įdarbino, išsiuntė į Vilnių. Tuoj pat 51 metais aš pirmą kartą operas pamačiau. Aš
Vienintelį kartą pabėgau iš paskaitų, kad norėjau Kiprą Petrauską pamatyti su Valpurgijos naktimi. Ir eidavau ir į spektaklius sekmadienį, į dieninį, į rytinį. Ir visiškai neturėdama nei lėšų nieko. Taip, kad tas keliavimas, surasti savo kelią buvo visą laiką labai reiklus savo. Bet jūs įsivaizduojat, kada užsidarai elnių tarp darbininkų, kurie beveik visi arba neraštingi, arba pabėgę, kaip kad iš kolūkių nereikėtų dirbti. Tai buvo nepaprastai reikalingas, jiem buvo sumanumas rašyti, parašyti, buhalteriškai sutvarkyti. Tai aš ten buvau ir buhalteris, ir apskaitininkas, ir tabelistas, ir raportus rašydavau. O tais laikais būdavo sienlaikraščiai. Tai buvo didžiausias laimė, kūrybinio darbo laimė, kada gali rinkti miniatiūras, gali prisiminimus, gali ką nori dėlioti. O ką darydavom, priemonių tai nėra. Perkame Vilniaus gatvėje gražius plakatus. Tie plakatai buvo nepaprastai gražus, spalvingi. Iškarpom, sudėliojam gražiausiai. Mikelio prizo laureatė gyvai ir su dideliu džiaugsmu pristatė salėje sėdinti ir savo tuometinį Elnio direktorių. Vėliau kraštotyrininkė papasakojo nelengvą savo kelią ir kaip jame atsidūrė jos draugai. Kraštotyrininkė 2012 metų Mikelio prizo laureatė gydytoja Giedrė Petkevičienė, Algirdas ir Birutė Musneckiai bei daugelis kitų. Renginio pabaigoje parodos autorė sulaukė daugybės gražių žodžių, gėlių iš susirinkusiųjų kolegų, draugų. Šiaulių Aušros muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė kraštotyrininkė pasveikino žymaus muziejininko kraštotyrininko Bugailiškio žodžiais. Betarpiais ryšiai susijęs su savo šalies gamta, jos žmonėmis, giliau žvelgdami į savo tautos būklę jos įgimtose sąlygose, iš šaknų tirdami tą ar kitą gyvenimo sritį, mes pamėgstame darbą, jo aplinką, žmonės, prisirišame prie savo gimtojo krašto, ne tik protų, bet ir sielą. Miela Irena, manau, kad Šiauliuose nėra kito kraštotyrininko, kuriam būtų galima pasakyti, kad kraštotyra ne jūsų darbas. Kraštotyra net ne jūsų hobis. Kraštotyra yra jūsų gyvenimas. Turbūt jau šiandien ir pati nebe atskiriat vieno nuo kito, nes kitokiais jokiais būdais padaryti tiek, kiek padarė Irena, tiesiog neįmanoma. Tik tai tuo atveju, kai kraštotyra patampa tavo gyvenimu, o gyvenimas kraštotyra. Tai miela Irena, tegul tie kraštotyros keliai ir keleliai jūs veda dar labai toli ir labai ilgai visų kraštotyrininkų vardu. Svarbu, kad atlaikytų ir akis, ir kojos. Tai žodžiu, sveikatos, tvirtybės ir kūrybos džiaugsmo jums. Būkit laimingi.